pranešimo eigoje jį pakomentuosiu, kodėl jis čia demonstruojamas. Mano pranešimas iš tiesų yra skirtas apžvelgti Donelaičio gamtos filosofijos aspektus ir tam tikrus protestantiškosios natūrų filosofijos kontekstus. Iš tiesų, Kristijono Donelaičio metai yra unikalus grožinės literatūros pavyzdys Europos 18 amžiaus literatūros kontekste. Pagrindinė kūrinio tema yra gamta ir jos ritmų gyvenančių žmonių bendruomenė. Šią temą detalizuojant svarbu įvardinti du aspektus. Pirma, tuometinėje Europos literatūroje nėra analogiško grožinio kūrinio, kuriame gamta būtų tapusi pagrindiniu integraliu poetinio vaizdavimo principu. Lyginimai su Kleisto pavasariu, Anglo-Toksino poema metų laikai, ar prancūzų Saint-Lambert metų laikais, ar kitais panašiaus laiko 18 amžiaus kūriniais rodo, kad juose gamta buvo ne pagrindinis poetinės kalbos ir vaizduotės šaltinis, bet iliustracinė priemonė. Kontekstas liudija, kad Donelaičio metai išskirtinė gamtos filosofijos poetinė realizacija Europos naujųjų laikų literatūroje. Nors Donelaitis sukūrė natūrfilosofinę poetinę emblemą, gamtą jis apmąstė ne klasikinėmis filosofinėmis kategorijomis, bet tam tikroje erdvėje ir konkrečioje istorinėje socialinėje aplinkoje susiformavusios žemdirbių kultūros įvaizdžiais bei autentiškos kaimo lietuvių kalbos priemonėmis. Prūsų Lietuvos kraštovaizdis, realus istorinis kaimas, bendruomenėje gyvenančių žmonių papročiai, kasdienis gyvenimas ir gamtos darbai tapo Donelaičio gamtos filosofijos pagrindu, įgavusiu universalumo parametrą. Paradoksalu, tačiau nepaisant to, kad Donelaičio metai yra poetinė natūrų filosofijos variacija, apie Donelaičio gamtos filosofijos principus pasakyta nedaug. Šiuo aspektu kūrinys beveik nenagrinėtas. Nors gamtos pasaulio vaizdavimas šalia socialinės Prūsų Lietuvos kaimo paradigmos yra pagrindinė metų tema, Donelaičio gamtos suvokimo ir gamtos filosofijos principai niekuomet nebuvo aptarti ir vertinti. Tokį paradoksą galima iš dalies pateisinti tuo, jog metai grožinės literatūros kūrinys, o bei jo pats autorius nėra palikęs nors interpretacijų, parangesnių apmąstymų gamtos filosofijos tema. Didžiausio tyrinėtojų dėmesio yra sulaukę metų eilėdaros ir poetikos aspektai, gana detaliai ir nuosekliai aptarta istorinė ir socialinių santykių aplinka, retorika bei įvaizdžių sistema, santykis su antikinė poetinė tradicija. Nemažai dėmesio skirta religinės minties rekonstravimui, nors religinė mintis metuose yra tam tikra, mano supratimu, paslėpta, tiesiogiai gana nežymiai reprezentuojama tema. Tačiau pranešime pabandysiu apžvelgti metų gamtos filosofijos principus bendresniame Europos natūrų filosofijos minties kontekste. Šiuo tikslu atsižvelgsiu į du esminius aspektus. Antikinės natūrų filosofijos tradicija, kuri iki 18 amžiaus pabaigos egzistavo kaip pamatinė vakarų filosofijos paradigma, ir šios klasikinės antikinės natūrų filosofijos protestantiška variacija, turint galvoje tai, kad Donelaitis buvo unifikuotos liuteroniškos edukacijos, susiformavusios 16 amžiuje ir nuosekliai plėtotos 17–18 amžiuje auklėtinės. Taigi, antikinė fizika, tikslingumas. Klasikinėje filosofijoje gamtos filosofijos klausimus nagrinėjo fizika, kuri buvo atskiriama nuo metafizikos, sprendžiančius už gamtos padėjimo esančių ribų esančius klausimus. Gamtos filosofijos pagrindai buvo suformuoti ir išvystyti antikoje, o daugiausia šioje srityje, kaip žinome, nusipelnė Aristotelis, kurio apibendrinti gamtos filosofijos principai dominavo Europos filosofijos istorijoje iki XIX amžiaus. Aristotelinė tradicija sujungė su platonizmu, gamtos filosofija, ypač medicina, antropologijos ir fiziologijos vystymasi, itin esmingai paveikė ir Galetas, kurio gamtos ir žmogaus suvokimas tapo pagrindiniu renesanso gamtos mokslo atgimimu. Tiesa, nuo 17 amžiaus vidurio aristotelinė galetinė natūrų filosofija ėmė kvestionuoti ir modifikuoti palaipsniui įsigalinti kartesnę gamtos filosofiją. Vis dėlto iki pat 19 amžiaus pagrindiniai aristoteliškos gamtos filosofijos principai liko mažai pakitę. Taigi, graikų mokymą apie gamtą ir gamtinį priežastingumą susisteminęs Aristotelis, studijuodamas gamtą ir žmogų kaip jos dalį, stengiasi paaiškinti gyvūnų ir žmonių egzistavimo priežastingumą. Aristoteliškąja prasme, metafizika buvo mokslas apie būtį, įtraukiant ir Dievo bei nematerialiosios substancijos suvokimą,
vokiečių tvarka ir reguliarumas antikos filosofams buvo įrodymas, kad visi dalykai gamtoje ir žmoguje yra sukurti tikslingai ir gamtoje nėra nieko bereikšmio ar atsitiktinio. 4 metų laikai buvo suvokiama kaip tokio tikslingumo ir harmonijos išraiška, 4 kokybių reprezentantai. Buvo svarbi ir analogija tarp metų laikų ir gyvenimo tarpsnių. Pavasaris sietas su vaikyste, senatvis su žiema. Donelaitis poetinių 4 metų laikų vaizdavimo ciklu iliustruoja klasikinės natūrų filosofijos tradiciją, laikydamasis nuoseklios harmonijos ir tikslingumo paradigmos bei gamtos ir žmogaus gyvenimo ciklo paralelės. Kitas aspektas, kurį noriu paliesti, yra protestantizmas ir Melanchtono gamtos filosofija bei racionalusis Karaliaučiaus pietizmas. Gamtos filosofija tapo išskirtinės svarbos sudėtinė renesanso ir ankstyvųjų naujų laikų minties dalimi. Ypač didelį dėmesį gamtos ir fizikos klausimams savo edukacinėje programoje išsiskyrė protestantiškoji renesanso mintis. 1525 metais pirmą kartą pasirodė Galeno raštai graikų kalba, turėjo didelę reikšmę renesanso gamtos filosofijai, bet ypač tą noriu pabrėžti, jie esmingai pateikė Melanchtono mokymą apie sielą ir pasaulį. 1538 metais Bazelyje pasirodžiusiame Kamerarijaus parengtam Galeno rašto leidimui Melanchtonas parašė Galeną šlovinančią pratarmę, kurios ištrauką pacituosiu. Nėra geresnio šios filosofijos srities, kurią vadiname gamtos filosofija, autoriaus kaip Galenas, kuris savo darbuose išstudijavo visą gamtos filosofiją, juose parodė gyvų sudarymų potencijas, kilmės priežastis, temperamentus, pojūčių organus, ligų priežastis ir jų gydymo būdus, kokybių pažinimą ir daugybės gamtos daiktų supratimą. Jas aptarė ne kas kitas, o Galenas. Taip gamtos filosofija su Aristoteliu prasidėjo, bet ir su Galenu buvo įgyvendinta. Galeną Melanchtonas iškėlė kaip trečią autorius šalia Aristotelio ir Platono. Galenas suvaidino svarbų rolę visuose Melanchtono veikalų komentaruose. Melanchtono gamtos filosofija buvo paremta Aristotelio, Platono ir Galeno natūrfilosofijos studijomis. Ir jo pagrindinės gamtos filosofijos išvados buvo providencija ir optimizmas. Vokiečių humanistas Melanchtonas laikomas pirmuoju protestantų filosofijos Aristotelėjimu. Jo darbai ir komentarai natūrfilosofijos, antropologijos ir moralinės filosofijos srityse yra paremti Aristotelio filosofija. Dar apšvietos epochoje pirmasis vokiečių filosofijos istorikas Jakobas Brukeris paskelbė, kad Melanchtonas yra didžiausias reformacijos aristotelininkas. Šią interpretaciją papildė Vilhelmas Nidėjus ir Ernstas Štroičas. Melanchtono komentarai Aristotelio veikalų de fizika atspindi Melanchtono sampratą apie pasaulio sukūrimą ir jo pasaulio suvokimą. Pats Melanchtonas pagaliau paskelbė, kad jo filosofija, natūrfilosofija yra aristotelinė. Čia išskiriu Melanchtoną būtent todėl, kad būtent Melanchtonas buvo protestantų edukacinės sistemos, kurios pagrindai buvo plėtojami ir liuteroniškame Karaliaučiaus universitete kūrėjas. Studijos pagal Melanchtono schemas tai yra kalbos, retorika, dialektika, gamtos filosofija, etika ir istorija buvo realizuojamas visuose protestantų universitetuose. Skirtingai nei Liuteris, kuris gamtos mokslus ir teologiją laikė nesuderinamais dalykais, Melanchtonas, kaip Liuterio konfesijos pagrindų kūrėjas, skatino gamtos filosofijos vystymą ir integravo gamtos mokslų studijas į savo edukacinę sistemą. Ryšys tarp gamtos studijų ir Dievo pažinimo buvo sistemiškai išvystytas jo veikale inicijuoto fizikos mokslo pagrindai išspausdinti 1549 metais. Melanchtonas teigia, kad gamtos tvarka ne tik įrodo kūrėjo išmintį, bet rodo jo providenciją bei gerumą, nes gamtai sukūrė visų būtybių, ypatingai žmogaus gėrį. Teologijos istorijoje Melanchtonui pasitaiko net kaltinimų išdavus Liuterio mokymo esmę ir pažinimą kaip netikėjimą ir parengus dirbą racionaliai 18 amžiaus teologijai. Tačiau Melanchtonas neignoravo teologijos savarankiškumo ir nepaneigė jos reikšmės. Jis laikėsi nuomonės, kad atsakymai duodami gamtos mokslui yra nepakankami tam, kad adekvačiai galima būtų suprasti Dievo planus ir trejybės klausimą. Vis dėlto teigdamas, kad Evangelijos apreiškimas yra esminis pažinimo komponentas, Melanchtonas jau nepriešino su gamtos mokslų pažinimu ir gamtos mokslus laikė
su epikūristiniu materializmu iš vienos pusės ir stoikų fatalizmu iš kitos. Pastebėta, kad kai kurios Melanchtono pasaulėžiūros aspektus labiau paaiškino ne tik aristotelizmo, bet ir neoplatonismo tradicija. Ankstyvųjų naujų laikų teologijos ir metų filosofijos minties istorija Platono mintis veikia ne taip tiesiogiai kaip Aristotelio, bet esmingai. Reformacijos teologija čia neišimtis, ypač jos filosofiniai ir metų filosofiniai aspektai. Reikia turėti galvoje, kad ne tik Liuteris, bet ir Melanchtonas eliminavo Aristotelio metafiziką iš savo akademinio kurikulių. Bet jeigu Liuterio teologija apskritai eliminavo filosofiją ir metų filosofiją iš savo pasaulėžiūros pamatų ir padarė skirtį tarp evangelinės žinios ir įstatymo, tai Melanchtonas priimdamas šios skirtį stengiasi pabrėžti ryšius tarp teologijos ir filosofijos. Melanchtono požiūriu, žmogaus protas per filosofiją ir natūrų filosofiją Dievą pažinti gali smagiau nei per scholastiką. Bet kadangi toks pažinimas nėra susijęs su žmogaus išganymo principais, jis turi būti papildytas apreiškimo žiniomis. Save laikydamas Aristotelininku, Melanchtonas Aristoteliui rėmėsi selektyviai. Melanchtonas nekomentavo Aristotelio metafizikos, bet gausiai rėmėsi visomis kitomis jo disciplinomis, gamtos mokslo, antropologijos ir kitomis. Kitas klausimas, kaip prasilenkia Aristotelio ir Melanchtono mintis, yra teleologija. Melanchtonui teleologija nėra inherentiška tam, kaip imanentinė jos determinacijos priežastis. Architektūrinis protas mąsto apie galutinės paskirtis ir taip patys veiktai pasiekia tam tikras paskirtis. Šie aspektai liudija, kad Melanchtonas, kaip ir Augustinas, pasaulio veneraciją interpretuoja kaip stilizuoto Platono Timajos veikale pateikto mito apie sukūrimą priemonėmis. Aristotelis Augustinas Platono idėjas identifikavo kaip Dievo intencijas kuriant pasaulį. Taip Platono natūrų filosofija buvo transformuota į krikščioniškąją natūrų teologiją. Melanchtonas sukritikavo Aristotelio principų doktriną, nes jis supranta formą kaip principą inherentišką materijai. O Platonas realizuoja idėją apie pasaulio mašiną dieviškajame prote. Kaip architektas, kuris pirmai įsivaizduoja tai, ką jis nori nupiešti, tai Dievas pirmai įsivaizdavo savo prote viso pasaulio sampratą. Taigi, platoniškai Melanchtono Dievo idėja yra svarbus du esminiai aspektai. Sukūrimo idėja yra teologinė Dievo filosofijos idėjos pusė. Dievas norėjo būti žinomas ir pažįstamas, sukurdamas savo tvariniams jis perteikė savo geriausias savybes – išmintį, teisingumą ir laisvą valią. Ši Melanchtono idėja atitinka neoplatoniškai aiškinimą apie esminį dieviškojo ir žmogiškojo proto panašumą. Skirtingai Liuteris Melanchtonas pasaulėžiūra, Melanchtono pasaulėžiūra tiek filosofiniu, tiek teologiniu požiūriu gali būti apibendrinta kaip metafizinis optimizmas. Jis skatina Melanchtono idėją apie bendrą priežastingumo ryšį, kuris paaiškina gamtą ir gali būti suvokiamas žmogiškųjų protų, mokymas apie pasaulio mašiną, kuri buvo sukurta ir kurią valdo aukščiausias protas, pasaulis sukūręs pagal matematinius geometrinius principus suvokiamus žmogiškuoju protu. Taigi, Donelaičio pažiūras įtakojo ne tik liuteroniškoje edukacijoje įtvirtintas melanchtonizmas, bet ir kai kurie kiti aspektai. Būtent Melanchtonas buvo žmogus, kuris darė didelę įtaką 17 ir 18 amžiaus natūrų filosofijai, Kopernikui, Galilėjui, Bergmanui ir kuriems apšvietos mąstytojams. Melanchtonas savo tradiciją pagrindžia kaip protestantiškąją teologiją ir natūrų filosofiją. Donelaičio pažiūros išsiplėtojo Karaliaučiaus universiteto studijų laikotarpiu. Dauguma Donelaičio tyrinėtojų laikosi nuomonės, jog poetas neišvengė moderniai pietistiškai nusiteikusių Karaliaučiaus universiteto profesorių pasaulėžiūros įtakos. Pietistiškos pakraipos Karaliaučiaus profesoriai tokie kaip Šulcas bei Henrikas Arnoldas buvo aristotelizmo ir melanchtoniškosios tradicijos optimizmo šalininkai. Minėti profesoriai rėmėsi vokiečių apšvietos filosofų, racionaliosios teologijos pagrindinio Kristiano Wolfo mokymu. Šulcas naudojo pastarojo metodiką sistemingam aiškinamos materijos pateikimui bei sukūrė savitą liuteronų teologijos, pietistų praksis pietatis akcentavimo ir Wolfo kultūrą intelektų sintezę. Suliedamas pagrindinį pietistų principą, kad teologija esanti haratos praktikus, su Wolfo teiginiu, jog sistemingai metodiškai pažinimas atveria, skatina tiek teorinį, kognityvinį, tiek praktiškai orientuotą visatos įsisavinimą. Šulcas sukūrė jam būdingą racionalų pietizmą, kuris veikė ir Donelaičio kultūrinę aplinką.
4-ojo dešimtmečio Karaliaučiaus teologijos fakulteto intelektualinė aplinka Kęstutis Daugirdas konstatavo, kad pietizmas, su kuriuo Donelaitis susipažino studijų metais, dėl savitos proto ir tikėjimo jungties bei teigiamo požiūrio į Wolfo filosofiją skiriasi nuo Halės pietizmo, kuris vienareikšmišką prioritetą teikia religiniams pamatams. Karaliaučiaus pietizmas išvystė mokymą apie laikinosios gerovės savaiminę vertę. Ją grįsti teologiniais pamatais nebūtina, tam paprasčiausiai pakako visuomenės pritarimo, tad pasaulietiniai sugebėjimai visais atžvilgiais lyginti lygiai taip pat reikšmingais ir lavinamais kaip ir religiniai. Tad apibendrinant galima pasakyti, kad Donelaičio intelektualinė tradicija ir pasaulėvaizdis plėtojasi šios aristotelizmo, platonizmo ir racionalaus Karaliaučiaus pietizmo tradicijos kontekste. Gamtinė meno poetikos pasaulėvaizdžio samprata pagrįsta aristotelizmo ir platonizmo principais, etinis ir socialinis mokymas, racionalaus Karaliaučiaus pietizmo mokymas. Tai interpretacinis Donelaičio Latos filosofijos horizontas. Poetinė gyvybė ši pasaulėvaizdžio sistema įgauna pasitelkus kasdienio kaimo gyvenimo buities ritmą. Gamta klasikinės natūrfilosofijos principais remiantis yra tikslingai sukurta žmogaus reikmėms, tačiau naudojimasis šiomis reikmėmis yra sąlygotas protestantiškosios etikos. Ryški gamtos filosofijos tikslingumo išraiška Donelaičio metuose yra valgymo ir maisto paradigma, apie kurią esu parengusi atskirą tyrimą. Čia pakartosiu tik jo išvadą. Dievas pasaulį sukūrė žmogaus reikmėms. Kiaulės, žąsys, įvairūs naminiai gyvūnai, visa dažnė metuose vardijamų gyvūnų yra mylimi ne dėl jų balso kaip lakštingalos, bet dėl paskirties būtų suvalgytiems. Naudojimas šiomis reikmėmis yra sąlygotas religinių protestantiškų ir visų pirma darbo vertybių. Taip gamtos gėrybės tampa protestantizmo tradicijos suformuotų vertybių kodais. Gero, dirbančio ir kaip pašaukimą atliekančio ir įdingo, Dievo kūrinyje išnaudojančio gyvenimo rodikliais. Taip tvartas ir mėšlas yra teisumo, o ikrai ir rūpužės nedorumo ženklai. Dorai gyvenantis žmogus valgo tik savo triusų uždirbtą maistą, naudoja žemės ūkio reprodukciją, valgo savo išaugintas daržoves, jau užaugintų naminių gyvulių mėsą. Nenaudojų žemės naudotis savo triusų neužtarnautais vaisiais. Donelaičio metuose atspindėta žmogaus samprata ir antropologinė refleksija yra sąlygota klasikinės gamtos filosofijos ir protestantiškosios etikos paradigmų. Žmogaus veiklos principai yra pagrįsti optimistiniu racionalizmu. Raginimas veikti, dirbti, skubėti, gyventi dermės nuolat atsikartojančių metų ritmu, protingai naudoti žemės reikiamomis naudomis ir nesiskųsti, bet pačiam gerinti savo gyvenimo sąlygas yra nuolat pasikartojantis metų pamokymai. Vis dėlto, tai, kas suteikia metams nepaviršutiniško protestantiškosios apšvietos didaktikos, bet meninio kūrinio statusą, yra gamtos filosofijos kontekstas. Metų žmogaus egzistencijos ir pasaulio likimo apmąstymus akivaizdžiai pastebima ir nykimo, senėjimo, deklinacijos tendencija, kurią čia norėčiau išryškinti. Senėjimo fiziologija buvo gana marginalinė graikų romėnų natūrfilosofijos tema. Jie labiau susidomama arabų ir viduramžių medicinoje. 16 amžiaus Europoje ši tema pasirodė keletas veikalų, tačiau nuo 17 amžiaus vidurio senėjimo tema tapo viena iš dominuojančių gamtos filosofijoje. Jau antikinėje teorijoje mąstymas apie senėjimą buvo spekuliatyviai siejamas su gamtos stebėjimu ir siekimu su mirtimi ir mirimu. Žymus yra Aristotelio senatvės palyginimas su žibaline aliejinė lempa. Liepsna užgęsta, kai išsibaigia žibalas, tuo pačiu išnykstant ir šilumui. Galeno senatvės metafora yra kelias į mirtį. Senatvė ir senėjimas remiantis antikinės filosofijos principais iki pat 19 amžiaus gamtos filosofijoje buvo apmąstomas kaip ankstesnių ypatybių deklinacija. Specialioje literatūroje buvo daromas ir analogijos su augalų pasauliu. Sausumas, šaltumas, irimas buvo pagrindiniai šio proceso įvardinimai. Šios temos retorikoje buvo įtvirtintas analoginis mąstymas, ypač jis akivaizdus aprašant nuvykimo kaip sausėjimo pasekmės rezultatą. Aristotelis ir Galenas pateikia analogijas tarp augalų ir senėjimo fiziologijos. Nuoroda į susiraukšlėjusią sausą žmogaus odą yra šios interpretacijos ženklai. Aristotelis tai pagrindė įvairiais pastebėjimais. Gyvybės susiejimas su šiluma buvo bazinis senosios fiziologijos požiūris, pagal kurios žmogus, imdamas įgauna tam tikrą kiekį vidinės
vidinės šilumos, kuri nuolatos mažėja. Senatvė – natūralus fiziologinio ciklo pabaiga, natūrali pabaiga, dėl ko apie 2000 metų sieta su šalčiu ir sausuma. Buvo svarbi analogija tarp metų laikų ir gyvenimo tarpsnių. Pavasaris sieta su gimimu ir vaikyste, senatvė su žiema. Klasikinės natūrų filosofijos principai žvelgiant, nėra prasmės abejoti tuo, ar Liudvikas Rėza teisinga tvarka sudėjo atskiras donelaičio ciklo dalis, pradėdamas pavasariu ir baigdamas žiemą. Deklinacija yra akivaizdi gamtos ir žmogaus gyvenimo ciklo ypatybė. Donelaitis metuose vaizduoja ne tik 4 metų laikų gamtos ciklą, bet ir apmąsto žmogaus gyvenimo etapus. Metuose komentuojamas žmogaus gyvenimo kelias nuo kūdikystės iki senatvės, senystės, akcentuojant senėjimo fiziologijos principus. Jungiančiuoju šios apmąstymus personažu Pranciškus. Pagal galerijos gamtos filosofijos principus, jo samprotavimus apie kūdikystę sutinkame pavasario linksmybėse. Vaikystės šiltumo, gyvybiškumo judrumo įvaizdį sustiprina atitinkamai pasitelkta gyvsidabrio analogija. Rodos Pranciškus. Jaunas žmogus trumpai nupinėdams, nei sidabras gyvstiklės auškalą padaro. Juk ir mes visi grupių dar būdami sinarviai, daug visokių nieknių pasimanėm. Mes vaikai ant rulyčių krūvom susidėję laužom ir naštukas kaip kūdikiai taisėm. Rudenio gailybėse gamtos vytimo cikle Pranciškus jau mąsto senatvę, kurią analogiškai gretina su savo pasenusiu žydų kūrimu. Ogi dabar žilam visi jau juokiasi plostui. Konstaiko, kaip mūsų šaltyšių niekime seną. Aš daugsiai pažegodam savo nuplėkusių duiną ir karčius žilus ant sprandojo pamatydams, su dūsavimais išvystų savo senystę. Šis metų fragmentas iškalbingai liudija apie klasikinę kritinę Donelaičio mąstymo struktūrą, Pranciškus aristotelišką mąstymą apie senatvę, kaip buvusių ypatybių suneikimą, dar labiau pabrėžia ir sustiprina Enskio pritarimas apie visus nelyg mėnulio delčias kylančius daiktus. Enskis čia pateikia labai puikų, labai gražų, kylančio peilio pavyzdį ir jo išraiškingumą dar sustiprina pasitelkdamas dailės vaizdinių, molioriaus ranka molevuota giltinė bei šalčiu. Ak, tarė jam Enskis ištraukęs didelį peilį. Man supalau širdienis, kam spardės taip susiraukęs, juk ir man taip jau kaip ir tau visai pasidarė. Štai briedkliautis šis ant šalto priekalo kalnas. Rodos tik žiūrėti jau neišdilusi delčia, ar kaip baisiai koks nukumpęs vanagos namas. Kad aš tai pamatau, to jaus man giltinė rodos, kaip ją molioriaus ranka molevuodama rašo. Ir su jos dalgiu kumpu nugandina svietą. Ak, brolau, šio stumgių, šio nudilusio stumgių, aš taip gailiuos, kad kartais verkti nesiliauju. Originaliai pasitelkiant buitinį ir nuostabiai iškalbingą gyvenimą kylančio peilio, paralelė išbaigiama opozicinė šilumos, judrumo ir jaunystės bei šalčio, sąstingio ir senatvės variatumą. Kūdikystė ir vaikystė tiesiogiai siejama su pavasariu ir žiema, o branda ir senatvė su pavasariu ir vasara, o branda ir senatvė su rudeniu ir žiema, atitinkamai su išmintimi, vardais ir ašaromis. Šis ciklas nuo kūdikystės iki brandos, kaip ir gamtoje, yra greitis. Anot Sauliaus Pranciškaus pastebėjimo, žirgeliai ir lėlės, su kurio vaikystėje žaisti, netikėtai pavirsta į šūdą. O veikia, kaip tie išminties užaugdami gavom ir darbelį su darbeliais jau prasidėjo. Štai tuo žirgai surėlė į šūdą pavirto. Šis lemtingas ir spartus žmogus fiziologinio ciklo procesas nemalonus, o greitas naujų lėlių gimimas anot Pranciškaus net koktus. Donelaitis savo vokiškoje poezijoje ir metuose naudoja iš graikų gamtos filosofijos atėjusią paradigmą viskas ir niekis palyginimui šito greito gamtos ciklo kitimo. Tai yra aristoteliškas pagrindinis fizikos pastebėjimas, jo gamtoje viskas kinta. Ir Donelaičio poezijoje tas kitimas išreiškiamas visko ir niekio kategorijomis. Tai yra tiek vokiškoje poezijoje, tiek metuose. Štai vokiškoje poezijoje, čia cituoju Greičiūno vertimą, sakoma, o greit slenka laikai, jūs valandos sparnuotos, štai 20-metį akimirką tapai, jau tavo niekas ten ir viskas myro kūnas, jau veltui meilė šaukt sugrįžti, ką mylėjai. Visur nieko opozicija yra itin svarbi, ne tik šio vokiškoje eilėraščio, bet ir metų filosofinė ašis. Metų lietuviškame žodyne lietuviškai reprezentuojama kaip vislaba ir niekas opozicija. Štai pavasario linksmybės mums gerai žinomas ir putodamas sniegs visur į nieką pavirto. Vislabas, kai ten spjovėlė numirė
Šie gamtos ir fizinio pasaulio poliai, iliustruojantis Aristotelio išskirtą esminę fizinio pasaulio ypatybę kitimą, metuose yra ypač ryškiai reprezentuojami. Tačiau aristoteliškoji gamtos filosofija ir čia apvelkama providenciniu ir racionaliu melanktonizmo rūbu. Viso ir niekio principas pasaulyje yra ne beprasmis ir atsitiktinis, bet tikslingas ir providencialus. Jis veikia kaip Dievo Tėvo numatyta tvarka. Pritardamas Aristoteliui, jog visuotinis keitimas, judėjimas yra pagrindinis gamtos ir fizinio pasaulio principas, savo logiškame eilėraštyje Donelaitis kritiškai vertino pernelyg didelį graudulį, ar net melancholiją ir pesimizmą, kurį kelia šis gamtos principas. Ar žmogus vien yra apverts, skridas patirtas ir be drąsos vilties ir dirbti amžinai? O ne, pasaulis jam turbūt rojus paskirtas, bet ne tik Heraklitui vis ašaro dūnai. Kraštutiniai pasaulio kitimo refleksijos poliai yra juokas ir verksmas. Žiūrint į nuolatinį kitimą ir greitą pabaigą galima juoktis arba verkti. Abu šios polius Europos kultūros istorijoje reprezentavo du antikos filosofai, tai Demokritas ir Heraklitas. Dėl to čia demonstruoju jums šitą natiurmortą Anitas, kurio kapuose mes ir matome viename kampe pavaizduotą Heraklitą, galerija kitame kampe besijuokiantį Demokritą. Demokrito juokas ir Heraklito verksmas 16–18 amžiaus Europos mene buvo tapusi embleminė ikona. Ir čia šita ikona yra vienas ankstyviausių pavyzdžių šitos prieštaros. Jakobo Diekaino paveikslas rodo natiurmortas Anitas, kuris yra nutapytas 1603 metais. Vienoje pasaulio žmogaus gyvenimo kitimą reprezentuojančios kaukolės pusėje stovi besijuokiantis Demokritas, kitoje liūdintis Heraklitas. Kai pasaulio kitimo nulemta juoko ir verksmo prieštaras sprendžiama metuose. Juoko ir verksmo paradigma Donelaičio metuose itin svarbi. Veiksmažodis verkti metuose sutinkamas ne 30 kartų, veiksmažodis juoktis ne 35 kartus. Žinant, jog poemoje vertybės išdėstomas pagal vertikaliąją ašį, nesunku pastebėti, kad juokiasi tiek, kas yra idealiojo pasaulio reprezentantai. Tai yra aukštai danguje esantys objektai. Saulė, paukščiai, Dievas. Verksmą reprezentuoja apačia, žemė. Žemė su visais pašaliais įmūrusi verkė. Principas, jog juokiasi idealusis viršus, o verkė dingoje apačia dėl praeinamumo pasaulio, veikia ir žmonių pasaulyje. Vargšai būriai pagrindinės žemiškosios kasdienybės herojai dažnai skundžiasi ir verkia. Tai natūralu, jų gyvenimas sunkus, jie priklauso žemiškajam būriui. Tačiau perdėtas verksmas metuose vertinamas kritiškai ir ironiškai. Gerai žinomas palielintis metų pasakojimas apie nepaliaujamą būrų verksmą Donelaičio žodžiais nesvietišką plaukimą dėl antspaudo mirties. Vasaros rūpesčiuose Pečkus dar griežtesnis zaunijimą ir raudojantį plaukimą jis vadina visiškai netikusių žmonių būdu. Stui tarė Pečkus, jau bensik paliaukite zaunijį ir bent gydykitės tokio netikusio būdu. Kas jau bus iš jūs, kad visi raudodami plauksit, o paskui atlėpę proto visą netekę nei vaikus auginti, nei darbus dirbti negalėsite. Panašu, kad Donelaitis verksmą dėl einančio greitai kintančio pasaulio supranta kaip natūralų nuodėmingo žmogaus likimo palydovą, liesdamas tramdytis. Tačiau vargu galėtume sakyti, kad Donelaičio artimesnis Demokrito juokas nei Heraklito ašaros dėl pasaulio kaitos. Juoko idealaus pasaulio atributo Donelaitis nelaiko tinkamą būriškos kasdienybės elgsenos normą. Kritikuodamas pernelyg didelį verksmingumą, žemiškojo gyvenimo jis tiesiog nesieja su dieviškai pasaulį polių ženklinančių juokų. Vaikas buvo juokas jį net klydo. Kam juokies žioply, girdėdams mandagų žodį? Juoktis ignoruojant egzistencijos svarbą ir nuolatinį kitimą taip pat kvaila kaip ir kaupti. Tūs kruopas nedarytas lietuvos pasukas, jėzdams jau vargų našta kasdien vaituoja pagundas. O dar ir toks jaunėlis juokėsi tiek. Taigi, 18 amžiaus viduryje, apmąstydamas šią tradicinį antikos gamtos filosofijos išryškintą ir Europos naujųjų laikų mene įtvirtintą opoziciją apie pasaulio kitimą, Donelaitis siūlo harmonijos ir racionalaus apmąstymo kelią, taip pat įtrūkdamas nuo jį dar veikiančios baroko tradicijos dramatizmo. Kaip liuteronų kunigas, Donelaitis yra neišvengiama pabaiga reflektuojančios tradicinės liuteroniškos pasaulėjimas atstovas. Matome kasdien, kaip jau visur karaliaudams velnės vis baisiau suvelia burlą.
suveria kūną. Žmogus nėra idealaus amžinybės polio, kuriame tarpsta jaunas atstovas, nors nesvietiškas laukimas mirties ir kitimo akivaizdoje